Labą rytą. Tai ką, ruošiamės į žvejybą. Kaip visada rytinis darbs yra pats liūdniausias, baisiausias, tai susikraut daiktus. Tai, ką, po biškį metamės daiktus. Šiandien žvejybą turėsim iš Ventos. Tai neaišku, ką dėtis. Galvoju, gal reikia vieną dugninę, vieną plūdinę, įsidėti gal spenikiuką, nes ta vieta tokia nebandyta. Kas dar neramina, tai kad pradėjo lyti. Daiktukai visada milijonas, o bagažinė pildos. O dar ne viskas. Nelabai ir betelpu, reikia pradėti ir vidų dėti. Kaip ir pabaigiau susikrauti. Tai čia pilna. Čia irgi dar. Praktiškai dažniausiai tiek daiktų nepanaudojam, bet geriau kai yra, negu paskiau trūkst. Tai dabar jau tikrai einu ruoštis, rengtis, vraustis. Tai lieka tik persirengti ir bandyti važiuoti. Dangus nieko gero nežada šiandien, bet manau nuo to tik smagiau. Sulaukiam svečių, labą dieną. Kaip nusiteikęs? Kaip šeštadienį ir kaip į žvejybą. Orelis mūsų tikrai nelepins šiandien. Čia nežinau kaip matos, bet kažkaip turėsim nuvažiuoti nuo to skardžio. Tai nuvažiuot, bet kažkaip ir užvažiuoti, tai nežinau. Rytoj bus konkrečiai. Ryte bus kapėts, nes tai nuslydai žemyną net važiavai. Bet žiūrėk, aš ten matau, yra kits keliuks. O per ten žolins gal geriau iškabint. Nes to dumblo tai čia blogai baigti. Nes nuvažiuot nelabai. Pas mane dašūlinis tas praslydins, tai tiesina biškė tau, tai drifts iškart. Nežinau, kaip per kamerą matęs. O dalyn. Jau čia turėsim rytą reikalų daug. Nuo to tik video bus įdomesnis. Vėsimės traktorių iš kur nors. Tai traktorius bukso, čia tik su ilga kilpa iš toli. Žodžiu, žiauru. Šiandien nesukiam galvos, rytoj pamatysim, kai bus. Bet lietus dar nesitrauk, pilna burna. Tiek vargom. Mašinoj persirengiam ir beveik lietus nustoja. O vargelė atsisėdus persimauti yra reikaliukų. Tus dar biškį krapnuoj. Įsikūrėm kaip visada tvarkingai. Oldėlis suvargęs da. O, ką gera. O to kaip laikais. Įsikibęs. Galiu biškį praeitą aprodyti. Tai kaip ir sakiau, vieta gera, turim supijinę medį va čia. Nusuptis gal nebandysim, nebe vasara. Ir ką žinau, tai čia yra labai gylis didelis.
Tai jaučiu bus su dugninė pats tas. Ir šiaip galėtų pabandyti čapalą čia po medžių paleisti ant viršaus. Tai nežinau, ar nekimda, ar nekimba. Mes nesam rimti žvejai. Per srovikę būtų įdomu gal paleisti. Po medžių turėtų imti ten kokią vabalėlę. Bet nežinau, turbūt pradžiai dugninė gal, spinigiuką pramėtysam. Ten nesam bandę toliau žvejoti. Tai nebloga irgi vieta, bet davažiavimą nėra. Visada turėjom tradiciją atvažiavę, pasistatę, atsisėdi, susikryžiuoji, va taip vakuojas. Ir 10 minučių pasigroži vaizdu ir tada pradedi žvejoti. Tai ką, visiems gerą žiūrėjimą. O mums geros žvejybos. O mums geros žvejybos. Nu ką, pasilsėjom kaip tą 10 minučių, kiek ten, ne? Na, Pirmi metimukai su spenigu. prikelk savo. Tai visų pirma išbandom spenigiukus. Po to matysim, gal ant dugninės kokios užmesnės, šiaip gilis didelis. Bet diena tokia labiau ant ledekų. Kas yra blogai, kad yra trikojus mano skirts miestui su trumpom kojikėm. Tai bet kada gali padaryti bum. Kaip praeitai serijai, kuri dumblo įkrito. Nu. Opa! O, kaip suspėjau. Netikėtai. Sakiau, kad taip gali nutikti bet kokiu laiku. Spėjai pagauti? Spėjau pagauti. Spėjau. Žiūrėk, tu man laikykis. Nu. Bandom pai toliau. Per tokį kakalyną. Nelabai smagu, bet dar su spenigu norim biškį prasimėti. O paskiau tik tai dugninės plūdinikė, jeigu nepatingėsam. Man patinka. Šiaip vietas. Eik tu načirti vėl ir vėl bumti. Tik nusisuk minutėj. Tai vieta gražiai irgi. Svarbu, kad kamera laikytos. Žodžiu, spenigiukų prasimėtėm. Vetikės gan gražias, bet nedaug laiką beturėm. Tai einam atgal, taisytis dugninės, nu ir ant dugninių. O dabar dar einam pažiūrėti, kaip rytoj išvažiuoti reiks. Tai čia užvažiavims turbūt būtų geresnis. Čia gerai bus. Nusukas biški šonu, bet čia žolyna yra. Čia toks, sakai, žvyrs gal labiau nepurvins. Sakykime, kad išvažiuosim. O per čia turėtume davažiuoti. Nėra labai baisus keliuks. Na, galvoju, gal iki čia nedavažiuosim, bet turėtume davažiuoti. Nes čia, kur pirmai matėt nuo to kalną, tai nevažiavims buvo, o slidimas nuo kalną. Tai buvau biškį įsigandęs, kad rytoj bus problemų. Tai va tas keliuks čia. Nu tai čia ne keliuks, o purvins. Ir čia tas tiltuks toks baisus. Neaiškus. Metalinis atrodo, nelinks labai. Sakykime, kada važiuosime. Tai va, parėjus po kelionės, reikia vėl 10 minučių pailsėti, pažiūrėti gražų vaizdą. Atsipūsim ir tada
kipsim toliau į darbus. Pirmoje eilėje bandom ant poras kukurūzų. Tai užtaisiuką padarėm. Dar reik vandenuką pripilti. Nežinau tik tai kaip. Tai va taip va. Bandysma. Viens ant slieką, kits ant kukurūzą. Valdelis tvarkos. Aš esu švaruolis. Tai dedu visada kukurūzą. Sėdam pipalioj po biškį, bet nieka rimta. Pavojaus nėra. Pažiūrėkim, ką čia. Ką čia tas lieka, parodė, kaip uždėjai. Čia taip kažko čia nieka nėra, nu. Dinga. Mažyliukai tokie. Padidėjęs. Ką turim vakarienį? Turim kumpelio naminio. Kad skaniai kvepia. Reik papjaustyt. Na, Valdelis moka supjaustyt viską. Nulups cibulioką. Ką visiems skanaus. Smagaliuką. Kumtuką įdonikę. Užkandam. Ir tada galvojam apie vakarienį jau. Turim kibimo. Kažką bando. Arba ešeriuks. Vėl tampa. Nematau galiuks, kai judėtų. Na, apstoja per maitam. O, vėl dauža. Bandom žiūrėti. Nieka. Tuščia. O, žiūram, kas ne vietai. Ant slieka kabinėjas, o kukurūzai vietoj. Šeriklelį tuščia vargšė. Pasitvarkiam, plaunam rankikės. Ir ką, ir vėl prie stalą. Šiaip jau gan šaltoka, iš tikrųjų vakaras. Tai, manau, reiks termorūbus pasivilkti. Nes jau vėsuok ant vakarą, praviesa. Tai, dabar kol užmesta nekim, reik prasirengt biškį. Valdelis kaip riša, taip riš. O aš sušalau, reik rengtis, kad nesusirgti. Na va, pažvejojau. Valdelis jau namo susirašė. Vieną šitais net be ritės. Kitą su ritė, bet be nieko. Čiaip ką, jau reik kurt laužą, po biškį pradėti temti, jau turim valandų beveik 7. Jau, ruoštis, puoštis. Ir tai po biškį. Traukam, žiūram, kas ką turim čia. Aš Valdžiai padedu, va taip va. O dabar aš padėsiu žiūrėdams, o tu dirb. Oi. Kartais gerai parankinės priemonės, tai ką laužiuką turim. Tai dabar reikia, matau, baterija pasibaigė, pasikeist bateriją, pasikeist kortelę, nes jau irgi prie galų. Ir susimatysim. Geras vakariuks, nurima lietus, nurima viskas, dabar apsirengiau, biškį šilčiau, tai... O daida, tik polkai vasarą nors jau. Nu, dabar nejutau jau senukai. Galint saks. vakarą pradinga. Šiaip tai yra, žalčių. Tai ką, mum dar kartą skanaus? O jum irgi, kas ypač žiūri vakare. Nu, nes vakare. Videka
Ir iš šaldytuvo sugalvojai nueiti. Aš vakarė visą laiką eidavau, jeigu žiūri kokį nors video, kur su maistu, tai Iškart pramuš. ir pats tada iš šaldytuvo leku. Tai va jums skanaus ir mum. Tomsu yra pas mūsų. Normaliai da. Buvo tų kibimų, bet nedaug. Viens į medį, kiti žolės, trečias dar kur nors, kits į šaknį kažkur. 2 meškerės nutraukta. Tai jo valdelis ištraukė, mano užmestas. Bet jau net nebeinu, jau tamsu iš tikrųjų, kiek tų valandų. 8:30, net jau nieko nesimato, kai juoda naktį. 8:30 juoda naktis. Tai jau turim laužiuką. Nediduką. O, valdelis paimk prožektorių. Tai mes vis kaip valgiam, taip ir valgom. Vis vakarienį ruošiamas. Ruošiamės vakarienį, nu. Bet taip galvoju, kad vakarinės jau čia nebus, nes jau baigiam sautus palikti. Nu, tai bevalgydami jau žiūriu, kad jo prisivalgęs dabar, jeigu reiktų kepti, tai biškį tingėčiau. Kitam kartui turbūt paliks. Tai va taip yra, už kandukų prisiperki šio to. Kai visą laiką atrodo mažai, bet iš tikrųjų dar lieka. Kai reikia valgyti darytis jau kažkaip. Antinginė jam. Tai va dar ant stalo. Už kandukų. Dar visokių mišrainikių. Bet sakau, šiandien mums buvo tikslas ne ta žvejyba, o tiesiog išvažiuoti, nes jau senai bebuvom į gamtą. Čia praeitą kartas bulviakasis, o už praeitą kas buvo su dievu. Nežinau, aš nevažiavau jau čia. Prieš tai tas dievu. Taip niekada daugiau nepafilmuojam. Bet, na, užtek 10 minučių, 15 padarysim. O sekant jau turbūt su Ižu. Sėdam prie laužiuką, taip gražu, šilta. Žiauriai geras vakaras, čia lėja visą dieną, o dabar pasaka. Prasigėdrėje, super. Ruošiamės pogulę. Po 11:20 jau taip greit sproga vakarėlis. Baisu. Ore. Tai žodžiu, nieko gerą nenuveikėm, neprižvėjavom. Kaip greit sutemo, taip greit ir baigiam filmuoti. Tai, nu, pasirodysim rytą dar. Labą rytą. Čia kokoniuks. Ką to? Hello. Išsiritai žiūriu, ką tik. Aha. Iš kokoną. Draugelis. Šiam netaip atsikėlėm. Eisiu pabandysiu užmest meškerį dar. Dar laika yra. Ką lika biškį apsitvarkyti. Eiti atsigert kavos. Gal dar per tą laiką pasigausim, ką? Būtų visai smagu dar iš ryto. Jūrami žvejų yra atvažiavę ten toliau. Bet tie protingai nuo kalno nesileida kaip mes. Čin. Im kamerą. Nieko, tiek pipsina. Eiktu, na. Nieko, ne. Numečiau kamerą. Tai kukurūzas tebėrda. Viens tėra iš 3. Okay. Da gal mesti, kol apsitvarkysim. Mes mesda. Eiktu, na. Dan gal jis spinigų biškį praeis jau, kai susidėsim. Vėl kimba. Tokie kibimai nieka. Nieka? Nieka nejau. Nieka, bet tai kibims, nu žiaurus kibims, pizdiškai, meškerės nei vilka. Ten dauža šitai. Būdinę gal reikia išsitraukti.
Turim nuo ryto kibimukų, tikrai turim. Sakau, nežinau, pas mane gal yra per mažas kablis. Nu, neišein pakirsti. 2 kibimai gan rimti. O tą antrą kartą, kai atbėgau, tai čiut meškerės nebuvo jau ilgi. Bet vakerti nieko, matyt, mažas kabliuks. Būtų įdomu įsitraukti, pažiūrėti, kas čia kabinėjas. Tikrai įdomu iš ryto. Saulikė išlindus nuo ryts gražumą, tai tikriausiai, kad vienas iš paskutinių tokių gražių rytų. Nu, eina tvarkyti. Kips užkips. Jo, pabiškai einam gal tvarkytis, dėliotis daiktus. Mano dugninė tai vis tiek pipsies, jeigu. O daiktų dar yra, dar nemažai. Ne vien sakau, bus baisiausia, kai reiks išvažiuoti tą kalną. Jei nelauku tuo procesu. Nu, jūs turbūt laukat, bet aš taip su baimėle. Planuojam, kaip reiktų su viena mašina nuvažiuoti iki Nemuno. Nes daiktų tai pilna bagažinė nuo vieno būn. Aš toliau važiuoti su viena reiktų važiuoti. Nežinau, kažko reikia atsisakyti, nes tikrai tiek daiktų nereikia. Susidėti pagrindinius daiktus gali sutilptume. O tada ant tos pagaliukus pasidarytum nuo vienos mašinos. Tai va, dar kažkur žvejyba nusimatai Nemuną. Tik jie atšalas rudenį geriau jau, nors dabar rudo, bet tada likim atsimenu, buvo gal 3 šilumos 2, beveik ant minus. Po mėnesiuką kokį. Gal video, kai matysit, po kokį 3 savaičių lėksim, nes, nu, kažkaip mes ant rudens į Nemuną. Ką, į žvejybas vietas baigiam. Šiukšlikės apsirinkom, einam pažiūrama, nieko nepalikom. Pasigražinom išvažiuojant, kaip radom, tai paliekam. Nieko, šakinukai surinkti. Viskas aprinkta. O mes ką, bandom tada kilti tą kalną. Dar parodysiu tada, kaip sekėsi. Kas yra blogiausia, kai jau lemputė mirkčioj. Ir galbūt, kad į kalną subėgs kursniai į galą ir galbūt nelabai gerai. Kelias tai išlaps visas. Nežinau, kaip čia mums seksis. Biški bijau. Valdelis eina pažiūrėti, ką ten rodo. Tai šiaip nieko gero. Man jau dabar slyst, net nereik važiuoti. Kaip atrodo? Nu, gal pabandysiu. Lipam. Kaip oga. Valio, net netikėjau, nes vakar nuo to kalno tai nučiuožėm. Keista, žiauriai keista, bet ir smagu. Smagu, valio, chebrytė, valio. Šiaip atrodo, nėra status tas kalnas, bet status jis yra. Ir va, pliurza, tešla tokia menkšta.
Ai, lipa. Lipa, gerai lipa. Šiaip netikėjau. Ką? Su nuostoliais pasirodo. Žodžiu, pavažiuojam į aikštelę dar. Susimatysim dar toj. Paklupėjau, nežinau kaip parodyti. Tai sukabinau atrodo. Reiktų davarščiukus kelis įsukti ir bus normaliai. Visko būn, niekas žvejyboj, čia tokia mašina darbinė, tai bus gerai. Čia kažkur ant to liepta yra paslėpta geocatch, kaip ten būna žaidimas, kur ieškai daiktų. Kur būna paslėptas lobis, kur surandi, pasirašai, tai kažkada gal tokį reiktų padaryti. Tai kur nuieškoti? Yra appsas ant telefoną, geocatch, parsisinti. Į parodytą žemėlapį, kur yra duotas koordinatės ir ieškai. Kokia medį kabinta. Tai va, čia atvažiavom, buferiuką pasilopėm. Gražu. Nu, valdelis nesimaudė dar. Seka nuobodu ant krantą. Eini pat. Ką? Nurašė po liepto. Tai kažkur turėtų būti. Tai va, hebrytė pasižvejavom, pabuvom. Tai Praleidom gerai laiką. kas pažiūrėjo tik į galą, paspaudžiam laiką, pakomentuojam Paprenumeruokit, kas neužsiprenumeravę dar. ir susimatom kitose video. Ate? Iki.